Penktadienį, paskutinėje Baltic Sea Workshop 2012 dieną, studentai pristatė savo sukurtus projektus Garliavos parko sutvarkymui. Dauguma workshopo dalyvių akcentavo neišnaudotus didelius plotus pievos prie upės ir tai, kad parkas nėra panaudojamas kaip žmonių susibūrimo vieta. Iš 5 komandų buvo išrinktas vienas geriausias projektas. Jį kūrę studentai susikoncentravo į vieną traukos objektą parke – vandens bokštą. Tai puikia proga iš tikrųjų kaip ir gauti labai daug žinių ir pasidaryti savo kaip ir projektą, kurį galėsi vėliau parodyti savo darbdaviams. Iš tikrųjų dėl ateities iš dalies, nes jau 4 kursas, tai jau workshopai čia vis būna ir mes šiaip galvojam, kad reikia sudalyvauti, nes čia pabaigsi tą univerą ir po to nieko. Neturėsi darbų. Labai lengvai pasiekėm idėją, kurios mes norėjom ir tada ją tik vystėm ir pasidalinom. O kas buvo sunkiausia? Sunkiausia. Bemiegės naktis. Sunkiausia tai buvo vizualizaciją padaryti, nes mūsų programos visiškai neklausė, mes 5 kartus perrašėm, iš naujo siuntėm, mes perrašėm ir tai neklausė ir po to šiaip ne taip po 5 valandų. Bet ir tai neklausė. Ir tai neklausė, jo. Bet padarė. Projekte taipogi dalyvavo studentai iš Suomijos. Svečiai buvo sužavėti lietuvių darbų studentų originaliomis idėjomis. I think it's very important. It's very important that we go abroad and also that we learn to work with not only with we have pretty much the same culture, but we have differences between our architecture. And what I find the most important thing is that architects learn to cooperate with the engineers. But I think that the Germans weren't here. It didn't complete exactly the workshop because now it was kind of like with Lithuanians and Finnish, it was like you and us. When there's a third part, it always more open, but I'm very satisfied with the workshop. Renginyje dalyvavę studentai 2013 m. rugsėjį turės galimybę dalyvauti konkurse, vykti į analogišką renginį Vokietijoje, o 2014 m. Suomijoje.